Mūsų visų savivertė kartais išgyvena aukštumas, kartais žemumas, bet būna vaikų, kurie labai greitai nusidrąsina, kurie net nepradeda kažkokios užduoties, jeigu abejoja, kad ją padarys tobulai. Ir mes dažnai tėvai klausia, kaip padėti tokiam vaikui didinti pasitikėjimą savim ir kelti jo savivertę. Tai aš esu psichologė ir čia yra keletas mano patarimų jums tėvams, kaip jūs galite padėti vaikui. Tai tokie 4 labai svarbus punktai arba sudedamosios dalis, apie kiekvieną atskirai. Tai pirmas yra emociškai saugios aplinkos vaikų užtikrinimas, antras klaidų legalizavimas, trečias pozityvios kalbos naudojimas ir ketvirtas vaiko drąsinimas. Kas yra emociškai saugi aplinka? Tai yra aplinka, kur vaikas jaučiasi, kad jis yra mylimas ir priemamas toks, koks yra, su savo visais jausmais ir emocijom ir jam nereikia kažkokiu būti arba tenkinti kažkokių vertės sąlygų, jisai tiesiog yra ryšyje. Tai kurkite ryšį ir priimkite savo vaikus besąlygiškai. Antras momentas tai yra klaidų legalizavimas. Mokymasis yra neišvengiamai susijęs su tam tikrais bandymais, nesėkmėm ir klaidom. Kūdikiai, kol jie pradeda vaikščioti, jie nukrenta ir atsikelia apie 100 000 kartų. Tai yra statistika. Todėl kalbėkite vaikui, kad yra normalu mokantis klysti. Niekas, žodžiu, pirmą kartą nepavalgė neišlies pusės ribos pro šalį arba atsisėdęs ant dviračio pirmą kartą, žodžiu, nenuvažiavo. Tai kalbėkite apie klaidas, dalinkite savo patirtim arba klaidom, kurios jūs galbūt augino ir legalizuokite tai. Trečias momentas, tas toks pozityvi kalba arba mokymasis pastebėti dalykus, kurie yra padaryti gerai. Nes labai dažnai mes esam linkę analizuoti, kas yra nepakankamai gerai, nes kur gerai, tai čia normalu, čia taip ir turi būti, bet pakalbėkim, ko dar, žodžiu, trūksta iki tobulumo. Tai tas labai nudrasina. Todėl, jeigu vaikas, susikrims dėl to, kad jam nepavyko iškepti gerai pyrago arba jis šiek tiek pridegė, gali sakyti, kad gali būti, kad tas pyragas atrodo šiek tiek kitaip, negu mes pripratę matyti parduotuvėje, bet aš nebejoju, kad jos skonis bus fantastiškas, todėl, kad mačiau, kiek daug meilės tu įdėjai kepdamas. Ir ketvirtas, labai svarbus dalykas yra vaiko drąsinimas. Tai nėra gyrimas. Tai nėra vertinimas, tai nėra būdvardžiai, tai yra proceso pastebėjimas, vaiko pastangų, užsispyrimo, degančių akių, kūrybingumo, entuzijazmo, tai yra dalinimasis, ką jūs jautėte stebėdami vaiką dirbantį arba matydami jo darbo rezultatus ir tai vaikui kuria sparnus. Jeigu patiko, spaus širdutę ir dalinkis, tikiu, kad ir kitiems tėvam gali būti naudinga. Sėkmės.